Sveiki, vykdote individualią veiklą, tai jums rekomenduojame įsidiegti modulį individuali veikla, kurį rasite kairėje navigacinėje juostoje paspaudę modulį ir arba paieškoje vedę individuali veikla, arba tiesiog paieškos būdu radę individuali veikla modulį. Spaudžiame įdiegti ir tokiu būdu atsiranda nustatymai statistikos lange individualios veiklos mokesčių nustatymai. Šiame žingsnyje jums reikėtų pasirinkti, kokį pinigų pripažinimo principą norite taikyti savo veiklai. Atkreipiu dėmesį, kad kaupimo apskaitos principas būtinai turi būti taikomas PVM mokėtojams, kitu atveju galite pasirinkti. Nurodome, kokiu būdu vesime pajamas, ar naudosime sistemo duomenis ir pildysim rankiniu būdu, ar visiškai nurodysite tai patys. Jeigu turėt papildomų pajamų, galite jas rašyti čia. Sąnaudas. Vėlgi pasirenkame, ar sąnaudom naudosime sistemos duomenis ir rankiniu būdu papildytas sumas, ar nurodysite tik taip pats, ar sąnaudom taikome 30% nuo pajamų principą, tai kartais net ir labiau apsimokantis dalykas. Sąnaudų papildomą kiekį galite nurodyti čia. Tolimesnis žingsnis yra PSD, privalomas sveikatos draudimo pasirinkimas. Jūs turit pasirinkti, ar veiklą vykdėte visus metus, be išimčių, tokiu atveju bus paskaičiuojamas periodas už metus, koks privalomas sveikatos draudimo mokestis taikomas jums. Antras kriterijus, kad esate dirbantis pagal darbo sutartį ar kiti variantai, tai vėlgi galite pasirinkti šitą variantą, tiesiog bus mažesni truputį mokesčiai. Ir dar trečias variantas, veiklą turėti ne visus metus, tai reikėtų nurodyti būtent kuriais mėnesiais vykdėte veiklą. Atlikus šiuos nustatymus keliaujame prie sodros. Jeigu turite pasirašę pensijų kaupimo sutartį, tai reikėtų atitinkamai pasirinkti, koks tarifas jums taikomas. Kitu atveju, jeigu neturit sutarties, tai galite pasirinkti pirmąjį variantą. Jeigu tai yra jūsų pirmoji individuali veikla, tai galima pirmieji metam pasirinkti ir taikyti VSD lengvatą, kad kreiptinas dėmesys, kad tuo metu tada nesipliusuoja, nesikaupia jums privalomas sveikatos draudimo, sodros apsaugos. Tai reikėtų atsižvelgti tai, ar jums verta taikyti lengvatą ar ne. Atlikus visus nustatymus, mokesčių sumas rasite statistikoje prie mokesčiai, prie informacinio ženkliuko ir jums bus paskaičiuota, kokia suma, už kokį tai mokestį jums turėtų būti taikoma. Kokie mokesčiai bus iš jūsų sąskaitos, turėsite jūs susimokėti. Taip pat įdiegus šitą modulį, pas jūs atsiras ir individualios veiklos žurnalo galimybė. Paspaudus jį, jūs galėsite parsisiųsti už tam tikrą periodą individualios veiklos žurnalą, kurį bus reikalinga pateikti deklaracijos metu. Tai visus nustatymus pasirenkam, kokiu formatu, kokia veiklos rūšis, kokie metai ir parsiųstas failas bus jums elektroniniu paštu. Jeigu ne visus metus vykdėt veiklą ir turit tokių tuščių vadinamų mėnesių, galit pasirinkti, kad tokie mėnesiai būtų įtraukti ir būtų atvaizduojami, bet jie bus tiesiog nuliniai. Tai jeigu kils klausimų, kreipkitės, iki tol gero naudojimo.